Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Žvelgti galima įvairiai. Žmogaus žvilgsnis gali būti pasitikintis arba išbandantis, kupinas meilės arba paniekos, optimistiškas arba nusivylęs. Iš pažiūros tai vos pastebimas gestas, bet koks jis gali būti iškalbingas, koks veiksmingas, kaip labai gali mus paveikti. Gali būti labai nepatogus. Jeigu kada teko dalyvauti muzikos perklausoje arba sportinėje peržiūroje, suprasite, ką noriu pasakyti. Daugelie egzaminų turbūt esame patyrę tą tikrinančią ir bandančią žvilgsnio svorį, kas turbūt yra visiškai suprantama dėl tos gyvenimo aplinkybės, reikia egzaminuoti, reikia patikrinti, bet vis tiek tai sveria. Evangelijoje labai glaustai pasakojama apie evangelisto Matą pašaukimą. Rašoma, Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų vardu Matą ir tarė jam, sek paskui mane. Ir kas vyksta po to? Rašoma, šis atsikėlė ir nusekė paskui jį. Vėlgi pastebime tą iš pažiūros nereikšmingą detalę. Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų. Bet koks tai turėjo būti žvilgsnis? Nes matome, kad tas žmogus atsikėlė ir nusekė paskui Jėzų, viską palikęs ir viskuo rizikuodamas. Galima manyti, kad Matas nebuvo linkęs taip elgtis. Jo darbas buvo piniginė apskaita, skaičiuoti pinigus. Galima numanyti, kad ir gyvenime paprastai viską labai atsakingai apskaičiuodavo. Tad koks turėjo būti tas Jėzaus žvilgsnis? Žvilgsnis kupinas žinojimo, gilaus žinojimo. Ką matė daugelis aplinkinių Mato asmenybėje? Paprastai tariant, matė išdaviką. Žmogų, kuris rinko mokesčius okupantų naudai, žiūrėdamas tik savo naudos. Ką mato Jėzus? Ir tai yra geras klausimas, kągi Jėzus mato, bet kažkaip įžvelgia Mato asmenyje apaštalą. Žvelgia į jį optimistiškai, su pasitikėjimu ir su supratingumu. Supranta, ką patyrė, supranta pasirinkimo priežastis ir šaknis. Ir žino, ko giliai širdyje trokšta. Tad Matas atsikėlė ir nuėjo paskui Jėzų. Pažvelgė ne žmogiškomis akimis, o gailestingumo akimis, rašo bažnyčios tėvų. Ir tas žvilgsnis pakelia, pašaukia. Popiežius Pranciškus laiko Švento Mato šventę savo paties pašaukimo diena. Tai buvo toji diena, kai jis pats pajuto, kaip mylintis ir gailestingas Dievo žvilgsnis praskrodė jo sielą ir sužeidė jo širdį. Jorge, toks popiežiaus vardas, vieną spalio 21 dieną pajuto norą užsukti į vieną bažnyčią. Užėjęs pamatė vieną kunigą, einantį link klausyklos, ir to kunigo jis nepažinojo. Pajuto norą eiti išpažinties. Priėjo, po išpažinties paprastai pakalbėjo su kunigu, iš kur jis yra, kiek laiko čia toje bažnyčioje tarnaus ir panašiai. Bet po to įvyko didelis perkeitimas paties Jurgio širdyje. Suprato, jog turi tapti kunigu. Ir tai tapo jo pašaukimo diena. Būtent pasijuto persmelktas to mylinčio Dievo žvilgsnio. tą mylintį Dievo žvilgsnį taip pat ir mes pajuntame, ypač išpažintyje. Tai išpažintis yra tiesos akimirka. Be abejo, reikia išpažinti nuodėmes, pasakyti kažką konkretaus, nemalanaus, daugiau ar mažiau gėdingo. Būtina nuoširdiem pasakyti viską be abejonės. Ir ta nuodėmė turi savo svorį, turi kažkiek tai gėdos. Bet tai yra tiesos akimirka ir svarbesnė tiesa negu nuodėmė, ar ta gėda, ar su nuodėmė susijusi žala. Pati svarbiausia tiesa yra Dievo mylintis žvilgsnis. Tasai žvilgsnis supranta visas aplinkybės,
visas kančias, geba atleisti ir išgydyti, tasai žvilgsnis pašaukia. Padeda mums patiems kitaip pažvelgti į situaciją. Pažvelgti kitomis akimis į kiekvieną sunkų santykį su kitu žmogumi. Padeda kitaip pažvelgti į savo paties ydas. Ir visą tai, tiek tą sunkų santykį, tiek ydas, tiek kitokio pobūdžio sunkumus, paversti naują progą mylėti Dievą ir artimą. Besimokant Romoje, daug sykių girdėjau tokį receptą santykiuose su kitais žmonėmis. Vienas iš tų žmonių, kurie mus palydėjo, kurie buvo dideli autoritetai, kartodavo, sakydavo, sako, žvelk į kitus Kristaus akimis. Toks yra patarimas, toks yra principas, kuris visada kažkaip turėtų padėti bendraujant su kitais. Ir tada, sako, nematysi jų trūkumų, matysi didį žmonių pašaukimą ir žvelgsi į juos su optimizmu, nes Dievas juos labai myli. Ir būtent taip Jėzus pažvelgia į Matą. Būtent tas žvilgsnis Matą pakėlė. Bet gali sakyti, jeigu aš tokio žvilgsnio tiesiog neturiu, jeigu esu kritiškas, irzlus, nervingas ir ypač su artimiausiais savo žmonėmis, kągi, ugdyti tą gailestingą Jėzaus žvilgsnį turbūt viso gyvenimo darbas, bet galime pradėti jau dabar, jau maldoje. Atsidurti Dievo akivaizdoje, galbūt koplyčioje ar kitoje vienumoje, kitomis aplinkybėmis ir tiesiog paklausti savęs, Jėzau, kaip tu į jį žvelgi, kaip tu į ją žvelgi. Ir Dievas, galime būti tikri, duos šviesos ir supratimo, ir supratingumo. Ir tas supratingumas su Dievo malone padės būti kantresniem ir kūrybingesniem. Bet paklauskime, Jėzau, kaip tu žvelgi į jį ar ją? Dar svarbiau, žinoma, pamatyti, kad Jėzus jau dabar į mus pačius žvelgia su tokiu pačiu supratingu, optimistišku, gailestingu žvilgsniu, kurio pažvelgia į Matą. Mat Dievas visada pirmesnis už bet kurias mūsų pastangas ir gerus norus. Jei tik atveriame jam širdį, jei tik patys suvokiame, kokį mylinčią žvilgsnį Dievas į mus pačius žvelgia. Kad žvelgčiau į kitus tavo akimis, mano Kristų, mano Jėzų. Marija, mūsų motina, padėk nuolat prisiminti, kad Dievas nuolat į mane žvelgia meilės kupinomis akimis. Amen.